Mėly kolegos, šis mūsų susitikimas su svečiu tai yra privalomas pagal projekto reikalavimus, kaip ir svečio pristatymas. Mes, aišku, pasveikinsim, šiek tiek pakalbėsim, jinai pasakys keletą žodžių apie save, nu ir po to jau, aišku, kuklios vaišės. Taigi, leiskit pasveikinti senjoritą Nadią, atvykus į mūsų šalį ir konkrečiai į mūsų gimnaziją. Ši žavi senjorita yra labai drąsi, kadangi per 3,5 valandos skrydžio iš Romos sugebėjo kirsti klimatinės juostas ir patekti visiškai į kitą kultūrą. Antra vertus, aš manau, kad bus jai labai svarbu pamatyti metų laiką Lietuvoje. Personally, to you from our head, not from colleagues, but from you. I'm very happy because I feel lucky to know another culture, another tradition, another country, and Jūs tikriausiai supratote, kad jinai labai laiminga, turėdama galimybę susipažinti su skirtinga kultūra, su kita šalimi. Thank you very much for a very friendly welcome, because before my coming in I was very afraid, but from the first minute, from the beginning, I saw very friendly, very lovely people. So I feel that the same in my house, the same in my country. And yesterday I told to Victoria that this is my school too. We're happy to hear that. Dėkoju už puikų sutikimą, priėmimą. Ir kaip jis sako, jinai labai bijojo atvykti čia, bet nuo pat pirmų susitikimo minučių, kai mes susitikom ją aerouoste, ji pasijuto taip kaip namuose ir mūsų draugiškus žvilgsnius, šypsenas ir tiesiog apsiramino. Ir dabar jinai jaučiasi taip kaip namuose. Šio projekto pavadinimas yra Komenijos asistento veikla gimnazijoje. Paraiška buvo pateikta lygiai prieš metus, paraiškos autoriai yra Vida Brinzienė, Daiva Sabaliauskienė ir aš. Ir taip pačiai savo nacionalinėje agentūrai ir Nadia pateikė paraišką ir suderinus lūkesčius atitiko mūsų lūkesčiai, mūsų mokyklos ir Nadios veiklos lūkesčiai. Ir taip susiklostė aplinkybės, kad Nadia šiandien pas mus gimnazijoje. Aš galiu pasakyti, kad Nadia labai atsakingai žiūri savo veiklą. Jinai atvyko į Lietuvą vieną savaitę anksčiau, negu prasideda jos praktika. Jos praktika prasideda 28 vasario ir tęsiasi iki 31 gegužės. Jinai atvyko anksčiau visą savaitę, nerimaudama, kaip įsitvirtins, kaip įsikurs, kad jūs pažintų, kad mokykla pažintų vaikus ir dabar atsakingai ruošiasi savo pamokoms. Ir ką jinai darys, aš galiu dabar tik trumpai pasakyti, dar kol kas mes nesam konkrečiai nutarę. Jinai 2 savaitės dabar turės adaptacijos laikotarpį ir stebės pamokas kai kurias. Ir po 2 savaičių jinai norėtų dėstyti lotynų kalbą, italų kalbą, geografijos pamoką ir turėti italų kalbos būrelį jaunesnių vaikų, vyresnių vaikų ir mokytojų. Nes aš kiek žinau, kad mokytojai tikrai nori pramokti italų kalbą.